Nu kas, sveiki, ponios ir ponai, įsijungia dar vieną epizodą per juodosius veidrodžius, kuriame matysite šio beveik juodo automobilio detalizavimo procesą. Papasakosiu šiek tiek tokį greitą, biudžetinį, bet vis tiek detalų epizodą. Šiandien su manim svečiuose Vytas. Eik čia senė. Čia senis yra įsikūręs studijikę, dirba, daro cheminius valymus, detalius plovimus. Bet mes šiandien daug nešnekėsim apie Ispaniją, daugiau liesim, masažuosim šitą automobilį. Nu ir kad būtų aiškiau, šiandien turim šiek tiek produktų, kokių jums gali prireikti šitam valymui. Tai aišku, jeigu taip kaimiškai daryti, šampūnas, kempinė, kibiras vandens ir panašiai. Bet mes norim paruošti šitą automobilį poliravimui. Tai reiškia, turim pašalinti visas apnašas nuo jo. Tai mums prireiks tam tikrų specialių cheminių priemonių ir įrankių. Na, kaip manai, Vytai, kokį pirmą produktą reikia panaudoti, norint nuplauti automobilį? Kaip startuoti? Vandenukų gal. Vandenukų nuskalauti, ne? Ir ypač Ispanijai tas vandens nuskalavimas tau labai aktualu yra, nes atvažiuoja įkaitusios mašinos, reikia ją kuo greičiau atvesinti prieš purškiant bet kokią chemiją. Tai parodė, kaip čia pas tavai ta vandens sistema, kaip čia jinai dirba? Kaip ir pajungtų, galima naudoti. Skalavimas, ane? Papildomą varikliuką, sudaryti slėgiui. Geriausia būtų, žinai, kercherį panaudoti tam reikalui. Bet tavo atveju purvo tirpiklis svarbiau, man atrodo. Nes jisai pašalina daugiau apnašų. Tau prieš plevelę kaip tik jokių guziukų neturbūt. Turbūt labai gerai tolygus paviršius, ne? Tai purvo tirpiklis geriau šalina apnašas, kietasias daleles negu šampūnas. Bet aišku, po to naudoji šampūną irgi, ne prieš plevelę tempiant. Tai žodžiu, aišku, būtų geriausia naudoti 2 kibirų metodą, ką pats ir naudoji, bet šiandien mes bandom tokį šiek tiek parodyti, kaip patiems nusiplauti vos ne kaime su žarna mašina, turint slėgio purškiklį, purvo tirpiklį, užsimetat tolygiai chemiją. Kam reikalingas yra slėginis purškiklis? Tam, kad jums paskirsitų chemiją taupiai ir plačiai po paviršių. Išeiga labai maža būna. Labai svarbu žiūrėti, kad nedžiūtų ir chemija vis dar būtų šlapia, tai reikia suktis. Nu ir purvo tirpiklis, ką jis daro? Jisai skaido kietasias daleles, mineralus, druskas ant kėbulo, nes čia ant kėbulo tos dulkės iš tikrųjų yra Mendelėjevo lentelė. Ta prasme, labai įvairius sluoksnis įvairių apnašų, kurias matom kaip dulkės, nes akis tik taip mato. Bet iš tikrųjų ten tas žvyras, jisai turbūt suskaldytas. Tai ta chemija, ką daro, jinai biškį, supranti, atrūšiuoja tas mineralus, kaip čia pasakyti, tirpina purvo, trumpai tariant, tirpina purvo. Tai aišku, nuo vabzdžių reikėtų turėti atskirai kažką, bet jau purvo tirpiklis irgi ir vabzdžius šiek tiek tirpdo, ir dervas šiek tiek tirpdo. Jau stipri chemija yra purvo tirpiklis. Jeigu mes esame mašiną pasidengę keramiką, mes purvo tirpiklį nenaudojam, atvirai kalbant, nes tai yra labai rūgštinis produktas, mes nenorim pakenkti keramikos. Todėl klientas, kai atvaro to mašiną plaut, turėtų būti klausimas, keramika dengta, nedengta. Tu tada žinai, kad sutaupai medžiagų, tau geriau. Ir klientų pasirūpini keramiką. Ir tada jam pasiūlai papildomai keramikos priauginimą. Tai ką, buvo pirmas etapas, tai purvo tirpiklis, kurį užsidėjom tolygiai ant automobilio, leidžiam purvui suminkštėti. Dabar mes būtinai prieš liečiant mechaniškai kėbulą turim nuskalauti kietasias daleles. Todėl, kad kai liesim kempinę, mes papildomai braižysim. Kaip manai, ką pirmą pasirinkti purkšti ant kėbulo? Purvo tirpiklį, metalo dulkės ar dervas? Kaip matai, pradėjau nuo purvo tirpiklio, ne veltui. Būčiau purškęs nuo dervo, jeigu būtų nuo dervo. Todėl, kad, įsivaizduok, derva prikibo. Kas daugiau yra ant automobilio? Dulkių. Dulkės ant dervos. Padeng dervą. Tu purši, chemija nuo dervo, dulkės prisigers, chemiškai veiks dervą, bet ne pilnu kodu. Pagauni kampą?
Todėl mes turim padengti dulkės, nuimti, tada atidengi dervą, tada pisi ant dervos arba ant metalo dulkės ir taip išeina, žinai. Bet dabar tarptų dviejų dervas ar metalo dulkės. Iš tikrųjų, nėra didelio labai skirtumo, ką iš pradžių metalo dulkės ar dervas, bet yra pasirinkimas, jeigu taupai greitai, efektyviai, turiu galvoje, jeigu taupai klientui pinigus pavadinkim ir nenaudoji nuo dervų, bet užtat prieš tai, kaip dabar aš moliuosiu, ne? Aš galiu realiai pasirinkti, jeigu nematau labai gausiai dervų, net nepurkšti visiškai chemijos nuo dervų. Ir moliuoti. Molis pašalins dalį dervų, kaip ir biškį pašalint metalo dulkių, bet metalo dulkės dažniausiai visada yra ant kėbulo. Dervos kaip kada, ne visada. Jeigu nematai, ranką taip eini, jeigu irgi nekliūna niekur, nebūtina švaistyti chemijos. Kiekvieną chemiją, kurią mes išmetam ant mašinos, mes savo pinigus išmetam realiai. Bet mes nemastam, bet paskui tai būna. Po purvo tirpiklio reikėtų imtis metalo dulkių šalinimo. Šį kartą naudosiu Shiny Garage meloniai kvepiantis ir gerai paskirstantis produktą to lygiai. Nu gerai purškia, taip kokybiškai, plačiai, taupiai. Tai metalo dulkės tikrai bus ant ratlankių ir ant šonų. Ir žinoma, ant galinio dangčio. Tai užsimetam tokią dulksną. Leidžiam chemijai pabūti nuo 3 iki 6 minučių. Stebim temperatūrą. Jeigu labai šilta, tiesioginiai saulės spinduliai, tada mes neleidžiam tiek ilgai būti, drekinam su vandeniu, leidžiam chemijai būti šlapiai. Neleidžiam produktui uždžiūti. Čia šiaip labai aštrus šerelis yra, ne? O čia jau ratlankis jis jautresnis. Tai, labai tavo šerelį įkiši į tą tarpą ir viskas. Ir tada turi nelies. Palei jį ir varai, jo. Ir aišku, atsargiai va čia, va, su sparnu. Irgi, va, bam, įrauni. Arba, žinai, su ta šlanga irgi varai. Atmuši dažą, rūdis pradeda rūdėti. Tai su tais detailingais reikia atsargiai. Pasiemi. Nu, čia tik tarp mūsų, taip nerodysiu, negalima. Bet reikia sudrekinti. Užsidėti biškį produktą dar. Aš jau seniai pradėjau biškį kitaip žiūrėti jau. Nebe fanatiškai, o praktiškai. Bet su to va būna, taip irgi, jeigu matau, va tai va praseinu kartais. Nusiskalauju irgi, aišku, bet nuo metalo dulkių. Čia būna daug metalo dulkių chemijos, kuri irgi nebūtinai švaistyti, tu gali va. Švelniai per šoną praseini. Tiesiog sumirkai dar tas dulkės. Vėlgi pataupai produktą. Žinai, Instagramuose nerodai tokių bairių. Tai aš taip nusiskalauju va tą žvyrą ir viskas. Sakau, jeigu turi žarną. Sekantis etapas yra šampūnas, kuriuo jau mes trinsim kėbulą mechaniškai. Kempinė, pirštinė, skudurėliu, jum patinkančiu būdu. Aš dabar testuoju Soft 99 naują produktą, kempinę, kuri turi tokius spenelius. Tie speneliai gerai įlenda įvairiausius biški, neligumus. Kaip matot, automobilis nėra visiškai plokščias. Na, jis turi įvairiausių išlinkimų. Tie speneliai sugeba su tais išlinkimais geriau susitvarkyti ir kitas dalykas, į duobutes susirenka purvas. Ir speneliai mechaniškai liečia, duobutės renka purvą. Tai mažiau įbrėžimų yra plaunant tokią kempinę. Yra ir plokščioji pusė, bet pasakysiu, kaip japonai plauna. Japonai iš tikrųjų labai taupo vandenį. Dažniausiai japonai nebus su tais kibirais. Čia japoniška kempinė, jinai sukurta yra taupyti vandenį. Jinai labai gausiai prigeria savyje produkto. Galite prisipilti bet kokio šampūno tiesiog į pirštinę ir trinti visą kėbulą kita ranka su žarna skalaujant. Bet šiandien mes išbandysim pas Vytą naują daiktą. Ateik parodyk, kaip jis purškia. Pademonstruok. Tai jau puškelė, AK-Cam 7, tratatatata. Pažiūrim, ar bus putų, nes įpyliau tradicinį, nerūgštinį šampūną, be jokių priedų. Pažiūrim.
Tikrai kaip puškelė groja. Tai va, galima vienoje rankoje turėti kempinę, kitoje rankoje teptuką. Teptukas skirtas yra jau sunkiai prieinamų vietų, va, už langų kažkur, gumas gerai išvalyti. Va, pavyzdžiui, tas tarpas tarp shadow line ir stoikės tarpe gali būti visokiausių samanų ir apnašų. Teptuko šereliai gerai išvalo gumas. Ir skirkit dėmesį gumoms, nes gumos nuo saulės blunka, jos vašku labai negražiai pasidengia, būnant vaškuojam ir tos gumos labai negražiai žiūrisi. Tai gumas gerai atplauti labai rekomenduoju, patrinti jas normaliai. Taip, kad šnekėtų. Nu ir ką, su tuo teptuku gerai tos visus tarpus išsivalom. Jeigu profesionaliai ruošiam kėbulą, imame molį ir molio dervą, triname, masažuojame visą kėbulą ir taip pašaliname dar visas kitas apnašas likusias ant lako. Molis efektyviai šalina, bet taip pat jisai ir šiek tiek braižo su tai, ką pašalino. Prasme, su juo reikia mokėti dirbti. Išsiminko molį į darbinį plotą. Šiaip iš tikrųjų, va taip abrauki delnu. Nėra jokių apnašų, čia net nereikalingas tas molis. Mes naudojam be reikalą, švaistom laiką, naudojam produktą ir braižom kėbulą papildomai. Tai reikia labai mokėti įsivertinti, ką mes turim. Automobilis nesenai dažytas, brauki delnu paprasčiausiai, nieko nejauti. Jeigu nieko nejauti, nieko nebereikia. O žinai, detaileriai, išmoka taisyklę, viską iš eilės naudoti ir naudoji. Pastoviai, net nebegalvoji. Aš va taip įsivertinu, seniai, va taip pasiemu ir su muilina ranka, čia, galim girdėti, pridėsiu mikrofoną. Aštresnis toks. Ir va čia, kur yra aštresnis garsas, ranka, jau biškį mes praseinam su moliu. Surenkam tas apnašas. Molį šiaip rekomenduočiau naudoti tik prieš poliravimą, nes iš tikrųjų šiek tiek su moliu pasibraižo. Aš stebiuos, kai Amerikoje pasižiūriu, yra Amerikoje ten tokių, žinai, Instagramų, kur atvaro gatvėje tau nuplauna ir tipo extra $50 molis. Ir viskas, nepoliruoji. Tipo wash and clay. Clay and wash, esi girdėjęs? Clay and wash. Tai šiaip pasibraižo iš pomolio natūraliai, biškiuką. Bet plius minus kaip apsaugoti, esmė dažnai va taip paimti. Va kažkokia derva, matai, pagavo juodą. Dabar tą dervą mum braižytų. Tai persilenki. Išsiminkai kaip guma, jinai sugerta ir toliau varai jo. Man labai kažkas gyrė tos šluostės, tokias kaip tu minėjai, žinai, klėjimus šluostės, tokias kaip kempinėlė. Jo. Sakė, pats geriausias dalykas, bet aš jų nerandu net pripirkti. O kur tu perki? AliExpress, jeigu perki, tai nerandi. Siemu. Ir taip žemiausia kampo vytai. Nu, realiai, plačiai šluostę turi laikyti. Ir tada apatinių kampų, nes būna, jeigu žemę palėti, žvyrą pagauni, tai jo, šauni tokius efekčiukus. Vytai, tau geriau tas green bibis negu kompresorius? Bibis geriau negu kompresorius. Ant pležiuko, žinai? Wow. Parodyk savo Lego dėlionės, ištrauk kokį. Tai detailingą reikia nufilmuoti šitiems. Nu, čia tavo jau tas paskutinis, naujausias? Jo, širom. Kiam valandų rinkai? 40. Įdomu, senė, bet yra ką veikti, nesudėti. Tikrai taip. Korona leido, žinai.
O, 9.11. Geras. Viskas, žinai, su detalizavimu, ten motorui, viskas sukasi. Važiuoja, ne šiaip skulptūrėlė. Ar fūra ten tokia? O tas džipas ką? Tas džipas ant valdymo pultelio. Lieka vienas gilesnis kitas, matai, kur jau reikėtų, neužtenka vieno etapo. Aš tokį dar šalinčiau, tiesiog kartočiau pakartojimų skaičių, bet jau tai nesiskaito kaip vienas žingsnis, bet jeigu noriu gerai klientui padaryti vieną žingsnį, tiesiog dar žaidėsiu tokiais. Daugmaž sumažinu. Bet tipo, jeigu žiūrėt skirtumus,